Sveikatos apsauga viena iš svarbiausių ir gyvybiškai svarbių visiems temų. Dabar mes matome, kad sveikatos apsauga eina privatizavimo keliu. Vieni sako, kad tai yra gerai, kad tai yra sveikintina, kiti sako, kad tai palaukit, jeigu mes einame šitą kryptim, tai reiškia bus gydomi žmonės tik tai tie, kurie turės lėšų tam, ir paprastas žmogus, kuris gyvena kaime tokiau, jisai tiesiog nebus atvežtas į ligoninę, kur gali būti padaryta kažkokia viena ar kita operacija. Todėl einam, dėl to, kad mes negalime užtikrinti valstybinės normalios sveikatos apsaugos, mes duodame žalią šviesą privačiam verslui ateiti į sveikatos apsaugą. Aš gal pradėsiu nuo mano senos labai frazės, sakydamas, kad jūs, Lietuvos žmonės, jūs esat labai laimingi. Iš tikrųjų, žmonės yra laimingi, nes jie negali suvokti, kokie jie yra beteisiai, nelygiateisiai sveikatos apsaugos sistemos viduje. Jūs tiesiog šito suvokti negalite, nes neturite tiek žinių, kad galėtumėt palyginti savo beteisiškumą ir nelygiateisiškumą. Sveikatos apsaugos sistema, kurią Konstitucija garantuoja, kad rūpinamės sveikatos apsauga, dabar tvarkingų tempų pagal valstybinių institucijų ministerijos kryptis. Kažkadaise kritikavau ministrą, berods Olekas tuo metu buvo, kai reformas daro sveikatos apsaugoj. Tai kasdieninio gyvenimo klausimų sprendimas yra pavadinamas reformomis. Ir jas daro kasdien, tam tikrų biznio grupių interesų naudai. Pradėsiu nuo konkretaus pavyzdžio. Labai seniai buvo, bet tas pavyzdys yra labai tinkamas. Finansiniai srautai, pradžiai išvada. Finansiniai srautai sveikatos apsaugos ministerijoje, bet nebejoju, ne tik, bet aš čia žinau faktų. Yra finansiniai srautai nukreipiami tam tikrų biznio ir interesų grupių užsakymui, o nauda ligoniui būna, bet ne kaip tikslas, o kaip šalutinis projektas, įvykdant biznio planus. Tai pavyzdys. Paskelbė, tuo metu didžiausias buvo konkursas rentgenologinės aparatūros pirkimą Lietuvoje, gydymo įstaigoje. Konkursas praėjo ir laimėjo firma, kuri turėjo nelaimėti, nes jinai pasiūlė geriausias kainas. Skundus padavė, skundus nagrinėja, nėra kaip prisikabinti, laimėjo teisėtai, viskas tvarkoj. Triukšmai, aš žinau, viceministro lygyje viską. Kuo baigėsi? Nes jeigu šitas konkursas praeina ir laimi ne tie, kurie turėjo laimėti, tai 5-7 metus nieks nieko nebepirks. Biznis. Baigėsi taip. Finansų ministerija nubraukė sveikatos apsaugos ministerijai finansavimo šitą eilutę. Kadangi nubraukė, viskas konkursas anuliuojamas. Po pusmečio sveikatos apsaugos ministerija paskelbė naują konkursą, keliais milijonais sumažindama, ir tada laimėjo tie, kurie turėjo laimėti. Aš kalbu apie korupcijos lygį. Kitas pavyzdys. Sveikatos apsaugos ministras Turčinskas paskyrė save, ministrą, konkursą prižiūrinčių asmenių. Ir buvo greitųjų pagalbų mašinos pirkimai berods už 42 milijonus. Ir rašiau raštus, kad konkursas korupcinis, nes laimės tokia firma. Tai aš galiu tada pasigirti, kad aš esu aiškiaregys, nes ta firma ir laimėjo, apie kurią aš pasakiau prieš konkursą.
Aš susitikęs buvau su Seimo nariu tuometiniu Dagiu, kuris buvo Landsberginėje partijoje ir kur buvo Seimo antikorupcinės komisijos pirmininkas. Jam pasakoju detalės. Laimės tokia firma, socialdemokratai, kurie Turčinskas ministras, jie organizuoja nešvarius pinigus. Maždaug 15 milijonų permokės. Vaikštom, sako, bet aš nieko padaryti negaliu. Sako, oficialiai aš iš jūsų negavau dokumentų, nes aš nusinčiau tik tai internetiniu paštu be savo parašo. Sveikatos apsaugos ministerijos 2 vyrukai, kurie antikorupciniai dirbo antikorupcijos prevencijos skyriuje. Jie surašo ministrui Turčinskui 7 ar 8 puslapių raštą ir užregistruoja tą raštą, kur parašo apie šitą konkursą, kad konkursas korupcinis. Ministras jų ir užregistruoja. Užregistruotas raštas. Ministras Turčinskas išsikviečia juos, duoda velnių ir liepia nueiti į gretimą ministeriją, o pagal plotą, pagal lokalizaciją gretima ministerija yra krašto apsaugos ministerija. Nueiti ir pasiaiškinti ministrui Olekai, krašto apsaugos ministrui, kodėl jie tyrė antikorupcinių požiūrių šitą konkursą, kur 42 milijonai paskirti greitosios pagalbos mašinom. Kodėl jie tyrė? Tie vyrukai nuėjo pas Oleką ir pasakė, mes į darbo planus buvom įsitraukę ir ministras Turčinskas patvirtino tuos planus. Tai jų iš darbo neišmetė. Nepaisant to, kad konkursas antikorupcinis parašytas raštas, į tai nekreipiama dėmesio, nepaisant to, kad profesorius Galdikas tuo metu vadovavo akreditavimo tarnybai. Ir akreditavimo tarnyba ar 2 metus ruošė greitųjų pagalbos mašinų, nuostatus, kokios jos turi būti. Ir pagal tuos nuostatus neatitinka šitas konkursas. Tai jų ruošiama visa medžiaga buvo užbraukta ir į šiukšlių dėžę išmesta ir taip pat skubiai per porą mėnesių nauja greitųjų pagalbos mašinų akreditavimo tarnybos specifikacija buvo paruošta, kuri atitinka šitam konkursui. Tas konkursas buvo laimėtas ir kai ar 40 mašinų buvo, ar 100 mašinų buvo pirkta greitųjų pagalbos mašinų ir kai Santariškių klinikos pirko 2 mašinas, tik tai 2, jos už kiekvieną mašiną mokėjo ar 30 ar 50 tūkstančių mažiau, negu perkant ten 100 mašinų. Kai aš surašiau raštus tada konkursui, toks konkursas, korupcinis konkursas, viskas įvyko ir Respublikos žurnalistei nusinčiau. Ji man atsiuntė atgal, sako, kad viskas pasiteisina ir net baisiau. Respublikos žurnalistė paruošė straipsnį, aš atsimenu dar dabar 10 000 spaudos ženklų. Tai 2 dideli puslapiai su nuotraukom, su visku. Atidavė tą straipsnį spausdinimui ir straipsnis nepasirodė. Jis neišėjo. Aš skambinu žurnalistai, klausiu, tai kada bus, jinai sako, aš nejaukiai jaučiuosi, aš nežinau. Tada aš skambinu į Lietuvos rytą, klausiu, ar jums įdomi šitą temą. Ne, sako, neįdomi. Skambinu kitą žurnalistę į Lietuvos rytą, sakė, neįdomi man, bet aš žinau, vienam žmogui gal bus įdomi. Tas vyrukas atspausdino. Lietuvos ryte atspausdino apie šitą korupcinį konkursą. Lietuvos rytas. Tada prabudo Seimas. Ir Seimas kviečiasi ministrą ant kilimėlio pasiaiškinti, kaipgi čia taip įvyko.
Prabudo visa žiniasklaida. Valstybės kontrolė įsijungė. Ir aš sakiau, kad 15 milijonų bus pavogta. Valstybės kontrolė padarė analizę ir parašė, kad 18-20 milijonų permokėta iš 42. Aš tada kreipiuosi į generalinę prokuratūrą, kad prašau pradėti ikiteisminį tyrimą, nes pagal Lietuvos įstatymus, jeigu pamatai, kad konkurso kainos yra užkeltos, tai galima sustabdyti konkursą ir paskelbti dėrybas. Bet šitą galimybę Sveikatos apsaugos ministerija nepasinaudojo. Konkursą tiesiogiai asmeniškai Turčinskas prižiūrėjo, ministras. Jie nepasinaudojo šitą galimybę. Generalinė prokuratūra pasako, kad čia nėra dėl ko pradėti ikiteisminio tyrimo. Tada Lietuvos ryte, jau baigiu, Lietuvos ryte išeina apmokėtas reklaminis straipsnis UAB FIUTAK, kuri laimėjo šitą konkursą. Jinai rašo tiesiu tekstu, kad kažkoks Eduardas Vaitkus pakėlė čia triukšmą ir taip toliau. Ir jeigu Lietuvos žmonėm greitosios pagalbos mašina neatvažiuos laiku, tai jie siūlo Lietuvos žmonės paduoti Eduardą Vaitkų į teismą, o jie patys, UAB FIUTAK, iš Eduardo Vaitkaus pareikalaus, bet ne 15 milijonų litų, o 15 milijonų eurų žalos atlyginimo. Apmokėtas straipsnis, užsakymo numeris toks ir toks. Aš kalbėjau ir per televizijas, ir visur apie šitą. Ir sakiau, aš atsimenu, sakiau tokią mintį. Aš turiu viltį, gal jie nors kiek bijos ateity darydami panašias aferas. Tai dabar 2024 metais, besirengdamas spalio mėnesio rinkimams, aš sakau, jie nebijo ir nebijos. Kaip kažkadaise viena moteriškė, kuri buvo prezidento patarėja, protinga daktarė, man sakė, nu tegul vagia, bet kiekvienais metais vis mažiau. Jie vagia ir kiekvienais metais vis daugiau. Tai sveikatos apsaugos sistemoje problema yra ne tiek finansai, kurie irgi finansų visada pritrūks sveikatos apsaugos sistemai, o kaip tie finansai yra valdomi. Ir finansai yra nukreipiami tam tikrų institucijų interesam patenkinti, o nauda ligoniui būna kaip šalutinis efektas. Dar pabaigsiu, kadangi Kauno klinikose aš pradirbau nuo 79 metų, iki tol, kol mane atleido 2018 metais. Tai ministras Veryga Kauno klinikom leido atlikti kaulų čiulpų transplantacijas, kai Kauno klinikos kelis milijonus eurų išleido pasiruošimui ir pirmas berods 10 transplantacijos procedūrų padarė nemokamai. Ligonių kasos nieko nesumokėjo. Kodėl aš kėliau klausimą? Todėl, kad Vilniaus Santariškės ligoninės gali padaryti dar papildomai ir 10 ir 20 procedūrų ir nieko jokių įdėjimų nereikia papildomai. Jie turi neišnaudotus savo pajėgumus. Ir kėliau klausimą, kad ministras Veryga pasiduoda institucinių vadovų sprendimams, prašymams, žiūrėdamas lokalius interesus, o ne visos šalies interesus. Nes tiesiog, taip reikia. Tai kaulų čiulpų transplantacija, jeigu vienos rūšies daroma, ligoniniai sumokama 100 000 eurų už vieną ligonį, o jeigu kitos rūšies, tai 250 000 eurų už vieną ligonį. Iš biznio pusės žiūrint, duokit kuo daugiau ligonių, bet tam reikia turėti sutartį su ligonių kasom. Rašiau ir skelbiau ne vieną kartą. Vėl ministras Veryga tuo metu buvo ministru, prieš Verygą irgi buvo lygiai tas pats. Finansavimas rajoniniam ligoninėm yra nepakankamas. Ir esant tokiam finansavimui, jeigu medikų atlyginimams sumokama
80%, kitur net baisus skaičius, virš 80% iš visų lėšų sumokama tiek atlyginimams. Tai lieka už elektrą, už šildymą ir tada imitavimas tyrimų ir gydymo. Tik imitavimas. Nėra nei tyrimo, nei gydymo. Imitavimas. Psichologinis poveikis žmogui yra, jis guli ligoniniai ir tiki, kad jam bus geriau. Bet sąmoningai padaryta, tolesnis sekantis žingsnis dabar reikia naikinti rajoninės ligoninės. Viskas logiškas sekantis žingsnis, nes jos neatlieka savo darbo. Neduodi finansavimo ir užtat mūsų programojegi yra surašyta privatizavimui, į kurį einame tiesiu tekstu ir tie žmonės, kurie galvoja, oi, aš turėsiu pinigų ir aš labai gerai uždirbu ir aš pats apsimokėsiu savo paslaugas medicinės. Tai tiem žmonėm aš noriu priminti, kad jau prieš 5-7 metus farmacinės firmos didžiosios, jos padarė savo susirinkimą berods Turkijoje ir svarstė klausimą naują visam pasaulyje apmokėjimo už vaistus tvarką. Todėl, kad ateityje vaistai bus individualūs ir planas yra po $1 kiekvienam žmogui. Valstybė 100 žmonių pagydom, 100 milijonų. Valstybė negalės iš karto tiek sumokėti ir tada mintis, kaip, kokią proporcijam, kaip išdėlioti. Šitam kontekste prezidentinės rinkiminės kampanijos metu prezidentas Nausėda pasidžiaugė, kaip Seimas priėmė įstatymą dėl vaistų, retų vaistų. Jie net nesuvokė, kad jie atidarė Pandoros skrynią, kur ačiū, kad sergate, ačiū, kad leidžiate mums milijonus pasiimti. Vėl, čia tik sutapimas, kad ministras Veryga, jis pirmasis paskyrė spalio mėnesį. Jis pirmasis paskyrė, apmokėjo, valstybė apmokėjo, mes visi apmokėjom vaistą, kurio vieną ampulę, pirmą ampulę pirko už 43 000 eurų, o paskui nuo sausio mėnesio pirko po 70 000 eurų už vieną ampulę. Ta viena ampulė neįsprendžia jokių problemų. 5 ampulės neįsprendžia jokių problemų. 10 ampulių. Pagerėja gyvenimas, tikrai vargšai tie yra ligoniai. Pagerėja gyvenimas, ligos pasveikimo požiūrio neįsprendžiama. Ir tada mano retorinis klausimas. Bobutė kaime, močiutė kaime numiršta, nes 5000 eurų nėra jai antibiotikam paskirti, o kitam amerikiečiai rašo, tuo vaistu, kur ministras Veryga pirmasis paskyrė, tuo vaistu pirmi gydymo metai kainuoja 700 000 eurų, dolerių amerikiečiai. Antri ir treti metai dvigubai mažiau, po 350 000 dolerių. Tai kai žmonės galvoja, oi, aš uždirbu labai daug pinigų ir aš čia sugebėsiu pats apsimokėti. Nesugebėsite. Ir vieno mano tautinius šokius kartu šokom, kur kartu medicinos institutą baigiam. Perduosiu irgi jam pasakytus žodžius kaip juokelį Amerikos medikų. Nereikia leisti numirti ligoniui, nepaėmus visų jo pinigų per sveikatos draudimą. Tai kai sveikata, kuri yra, mes gimstam ligoniniai, namuose nedaugas, ir numirštam ligoniniai, arba ten jau kaip paaiškėja, mes visi privalėsim ligoniniai būti. Tai kai sveikata yra biznio objektas, ačiū, kad sergate, ačiū, kad leidžiate mums uždirbti. Tai tada žmoniškumo kaip tokio nebelieka. O su šitą situaciją mes susidarėm sveikatos apsaugos sistemoje pastoviai. Žmonės irgi kokios eilės pas daktarus. Dar šitam kontekste paaiškinsiu. Eilių galėtų ir nebūti. Tai priklauso nuo politikos.
Visos gydymo įstaigos turi sudaryti sutartį su teritoriniam ligonių kasom, kurios apmoka. Ir apmoka už nustatytą skaičių vizitų į poliklinikas, už nustatytą operacijų skaičių, už viską privalo apmokėti. Jūs galit kaip ligoninės vadovas dirbti ir spalio 1 dienai paaiškėja, kad jau viskas, jau įvykdėt visus metų planus. Tada jums lieka 2 išeitis. Viena, uždaryti ir sakom, daktarai ateina į darbą, bet sėdi, krapštom nosis, kalbam apie orą, bet ligonių nėra, nes už juos niekas nemokės. Kitas variantas, aš galiu priiminėti toliau, ligoninės vadovas nurodo priiminėti toliau ligonius, bet už juos man niekas neapmokės. Bet sausio mėnesį aš turėsiu galimybę prašyti ligonių kasų. Gal apmokėkit nors dalį. Ir tada galėsiu dėrėtis. Gal 50% apmokėsit. Gal 70%. Gal 65%. Apmokėkit nors kiek. Jie galbūt susimylės, jeigu ta ligoninė nėra kokiose nors juodose sąrašuose, kurie politiniai partijai kokiai nors netinkami. Galbūt jie apmokės, o jeigu neapmokės, tai jūsų nuostolius. Šitie pinigai, kur jūs išleidote, bet tai yra jūsų nuostoliai. O ligoninė nuostolių nelabai turi iš ko turėti. Bet tada jūs turite teisę kitiem metam, pavyzdžiui, jau ne milijoną, ne 100 milijonų prašyti, o 102 milijonus arba 105 milijonus prašyti ir pagrindžiat. Va, jūsgi 2 milijonais viršijot. Jūs turite teisę prašyti, bet tai nereiškia, kad jie sutiks su jūsų prašymu. Ir gali, ligoninės vadovas gali pasakyti, o mes priemam 2 daugiau poliklinikoje. Bet o kam jam sakyti, jeigu jisai į tokius apribojimus? Ir jeigu privačios poliklinikos yra, kurios sako, ateikit pas mus. Aš nustebau, kardiolitoje aš dirbau, kai mane išmetė iš klinikų. O aš sakau, išmetė ir kartosiu, o iš tikrųjų 5 metam dirbi ir paskui iš naujo balsavimas, ar tave iš naujo priima į darbą. Toks žaidimas. Tai tada tvarkingai prabalsavo, kad manęs į darbą nepriima. Ir formaliai tai nesiskaito, kad mane išmetė iš darbo. Tiesiog manęs nebepriėmė. Kadangi aš ne pensinio amžiaus dar buvau, tai aš kardiolitoj dirbau. Tai buvo 60 ar 70 eurų už mano kaip hematologo konsultaciją. Dabar aš pasižiūrėjau, prieš 2 dienas paskambinau vienam pažįstamui, sakau, o kiek kainuoja ten privačioj pas tave? Sakė, 120 eurų. 120 eurų, kad tvarkoj, tau laukti nieko nereiks, bet kad tave daktaras, specialistas tos srities, be laukimo imtų ir pažiūrėtų. Tai mes einam sąmoningai valdžios sprendimu link to, kad mokėkit pinigėlius. O jeigu nepatinka, laukit 6 mėnesius. Aš asmeniškai Kauno klinikose irgi vieną sykį man reikėjo, per 2-3 dienas mane priėmė, o kitą sykį nusprendžiau būti kaip eilinis pilietis. Tai kovo mėnesį užsisakęs pas kardiologą, rugsėjo pabaigoj aš pas kardiologą oficialiai papuoliau. Planinis darbas ligoninės yra ir vakaruose visam pasauly, tai yra normalu. Klausimas ant tų kai kurių subtilių kabliukų. Mes galime prašyti ligonių kasų, kad vizitų skaičių padidintų, poliklinikos apžiūrėjimo, bet operacijų ar dar ko nors galim sumažinti planinės operacijas. Natūralu ir normalu, kad planinės operacijos gali būti po 6 mėnesių, nes tai yra planinė. Jūs jau 5 metus su šita bėda, tai dar 5 mėnesius galima pakentėti. Kai United Kingdom įvairiuose, priklausomai ar Airijoje, ar Škotijoje ir panašiai, apie 20% ligonių planinių operacijų laukdavo daugiau kaip 12 mėnesių. Nes darbo organizavimo požiūriu, tam, kad resursai būtų išnaudojami tinkamai ir efektyviai, negalima padaryti, kad planinė operacija už 2-3 dienų.
Nes tada resursai neefektyviai bus panaudoti. Tai mes turim, dar pabaigsiu vieno tokią sistemą. Čia konkrečiai filosofė Nida Vasiliauskaitė vienas sykį buvo parašiusi savo Facebook'e, kol manęs dar buvo neužblokavusi, aš mačiau, ir profesorius Gilys jai atrašė, kad jeigu jinai siūlo, kad privalomas sveikatos draudimo mokesčio žmonėms galima leisti nesumokėti, jie nesuvokia, ką jie kalba. Jie taip žmonės į duobę ir įstumtų šitokiais sprendimais. Nes kai jūs nemokat PSDF mokesčio ir staiga jums netikėtai prireikia kažko tai ir sako 25 000. O žmogus net nesuvokia, nes jis galvoja, kad čia nieko tokio, kad jisai čia susitvarkys. Čia kolektyvinė sveikatos apsaugos sistemoje, kolektyvinis draudimas. Aš dabar sveikas, man nieko nereikia, aš moku mokesčius, bet jums reikia tos mokesčius mažiau jos sumokėjot, bet jums reikia daugiau ir kainuoja viskas. Jums reikia, kad aš taip mokėčiau. Ir pabaigai dar pribaigsiu. Valstybė garantuoja pensininkam, kad jinai juos sveikatos draudimas padengia, vaikų padengia. Bet šitą garantuodama valstybė maždaug sumoka už sveikatos draudimą 2 kartus mažiau negu dirbantis Lietuvos žmonės. Dirbantis Lietuvos žmonės statistiškai sumoka va tokią sumą už save. O valstybė už tuos pensininkus, kurie iš tikrųjų dažniau serga, taip ir turi būti. Vaikai nedaug serga, jie nedaug kainuoja. Valstybė sumoka 2 mažiau. Tai kurioje vietoje čia yra teisybė ir teisingumas? Tai reiškia, iš dirbančių žmonių valstybė dalį jų sumokamų pinigų pasigrebė savo ir nukreipia pensininkam. Nes sumokėkit tiek pat, kiek statistinis vidurkis. Mes dabar einam į Seimą, rinkimus reikia užstatą sumokėti, tai užstatas nuo praėjusio ketvirčio atlyginimo vidurkio. Tai ir čia valstybė garantuoja sveikatos draudimą Lietuvos piliečiams, tai sumokėkite tą vidurkį, kurį sumoka Lietuvos žmonės. Ne, jie sumoka 2 mažiau. Tai yra politinis klausimas, tai yra politinio nusiteikimo klausimas, bet aš manau, kad čia ne tik politinio, vat jūs gerai viską detaliai paaiškinot, kokia yra situacija, ir aš manau, kad už jūs nėra geriau žinančių korupcinių visų tų schemų, kurios vyksta, sakykime, sveikatos apsaugoje, bet plika akim matosi, kad ne tik sprendžiant klausimus dėl farmacinių įmonių įtakos ir tenai verslų visų interesų, bet sprendžiant netgi, lyginant visas sistemas, sakykime, sveikatos apsaugos sistema rodos, kad jinai daroma tam, kad tik tai ir steigtųsi privačios gydymo įstaigos, nes valstybinės įstaigos neefektyviai veikia, jos priima, sakykime, pacientus labai dideliais tarpais ir labai neefektyviai. Ir tada tarsi rodoma, reiškia, kad privatininkai, jie žymiai geriau, efektyviau dirbs ir visa kita. Ta pati mes matome ir švietime. Švietime taip pat. Mokyklos, jos, parodoma, tarsi jos dirba labai neefektyviai, kad, valstybei tarsi labai sunku čia su švietimu užsiimti. Tai duokime mes tada mortos, reiškia, visam šitam tinklui ir jie geriau išspręs tos klausimus. Ir teisėsaugoje lygiai ta pati irgi situacija, kad, reiškia, teismai yra uždaromi, reiškia, nes kam turėti arčiau žmogaus teismą, uždarome tą ir perkeliam, sakykime taip, į vieną bendrą kažkokį tai teismą, kur žmogui yra žymiai sunkiau nuvažiuoti, kur žmogui žymiai sunkiau tenai dasibrauti. Tai tarsi visos sritis stumiamos privatizavimo linkme.